Aš esu Martynas Malinauskas, man 22 metai, gyvenu aš Kaune. Aš radau dirbtuvėse, kai prasidėjo COVID ten virusas. Man pasidarė šitiek nuobodoka, nusprendžiau su vienu draugu pabendrauti. Su juo kalbėjausi, jis papasakojo apie šitą vietą. Nusprendžiau pabandyti tai. Gamindavau sąsiuvinius, nes norėjusi kažką veikti, norėjau patirti, kokia yra tikroji patirtis su tikru darbu. Buvo šitiek nelengva, nes aš buvau iš vidaus nebendraujantis, iš vidaus jaučiausi, bet po kiek laiko jau įsiveria pas mane ten. Kažkas buvo pasikeitimai pas mane visokie į gerą. Pabiškai jau padėjau jau suprasti, ką reiškia tikras darbas. Po dirbtuvių, kai baigiau ten savo buvusią mokyklą, aš vasarą ieškodavau darbo, bet beieškant, kai eidavau į darbo pokalbį, tai net nelabai norėjau pabandyti su manim ten dirbti, nes čia, kad dėl autizmo, dėl visokių reikalavimų, tai panašiai, kai buvo nepavykę bandymai, buvo nuspręsta man pabandyti su pilnos širdis pabandyti įdarbinimo agentūrą, kuri man padėtų ieškotis darbo. Ten naudojausi paslaugą, padėjo su ieškojimu, su CV pildymu ir kitais pasakojant taisyklėmis, ką darbe reikia daryti. Susidomėjau tokiu darbu, kur surašytas sandėlių darbuotojas. Paspaudžiau ten mygtuką tokį, kur nereikia CV, rašiau su savo vardą, pavardę ir telefono numerį. Ir kai atsiunčiau, po kelių dienų man paskambino. Pradžiai buvo nelengva, nes reikėjo nemažai išmokti tai. Buvo keli mėnesiai nemažai einantis. Ir kai baigėsi, tai sakė, kad perėjau bandomąjį laikotarpį. Ir tiek, jau dirbu. Tiems, kuriems yra nelengva, reikia turėti pozityvumo, imtis tokio reikalo, kuriem labai patinka. Gyvenimas gali keistis įvairiai, bet kai darai pozityviai, tai viskas įmanoma.